Let's do it. Šioje laidoje pakalbėsime apie Lietuvos 2011 metų žiemos jėgos aitvarų čempionatą. Manau, kad tikrai varžybos praėjo gerai, yra visi dalyviai pilni įspūdžių, prizai išdalinti ir laukia mūsų sekančios kovos tarptautinėje arenoje. Ir prisiminsime Lietuvos atvirojo snieglenčių čempionato antrąjį etapą vykusi Ignalinoje. Snieglentės yra, sakysim, man yra kaifas, man yra malonumas, tai yra gyvenimo būdas, tai yra tiesiog laisvė mintims. Dėmesio tikrai bus, triukų tikrai bus, vertės irgi bus. Let's do it. Varžybos įvairiais formatais vyksta maždaug apie 5-6 metus. Lietuvos čempionatas atviras vyksta 3 metus. Būtent Snow Kite Grand Prix pavadinimu žiemos metu ir Kite Grand Prix vasaros metu. Ir formatas yra toks, kad tiek vasarą, tiek žiemą vyksta po 3 etapus. Tai dažniausiai būna kažkur tai pajūrys vasaros metu, nes ten daugiausiai vėjo. Tai vasarą planuojame vieną etapą Palangoje, vieną Nidoje ir vieną Drevernoje arba Ventainėje, kažkur tai Kuršių mariose. Žiemą taip jau tradiciškai susiklostė, kad etapai dažniausiai vyksta Kaune, Nidoje ir Trakuose. Bet iš tikrųjų galima surengti etapą ir Šiauliuose, ir kitam mieste. Tai galimas dalykas, kad mes keisime lokacijas ateinančią žiemą į kažkokias kitas vietas, nes yra buriuotojų įvairiuose Lietuvos vietose, kai kurios savivaldybės domisi galimybę galbūt, kad ar mes galime pas juos surengti. Tai esame atviri šitoje vietoje pasiūlymams ir tikrai renkamės tą vietą, kur yra sniego ir kur yra vėjo. Šiais metais turėjom 2 etapus, planavom 3 daryti, atidarėm sezoną Kaune, turėjom pakankamai geras sniego sąlygas, nelabai daug vėjo, bet 2 dienos pakankamai gerai viskas išėjo. Ir vėliau planavome daryti etapą Trakuose. Trakuose mums truputėlį pritruko sniego, teko atšaukti etapą ir sezoną iš tikrųjų uždarėm Nidoje. Nidoje turėjom pakankamai geras sąlygas, turėjom svečių ir praktiškai daugeliui patiko. Dar buvo toks šansas, kad galbūt vis dėlto 3 etapą kažkaip dar padarysim, bet vis dėlto baigėsi žiema ir 3 etapo nepavyko padaryti. Tai buvom užsibrėžę 3 etapus padaryti, pavyko padaryti 2. Tai skaitom, kad yra pakankamai geras pasiekimas iš tikrųjų šiais metais, nes sezonas galėjo prasidėti prieš naujus metus, bet taip jau sutapo, kad visi savaitgaliai sutapo su Kalėdom, naujais metais ir sudėtinga yra daryti iki šventės išpuola. Tai pagal tai, kokia buvo žiema, tai pavykęs sezonas. Laimėtojų, ką tik išdalinom iš tikrųjų diplomus, tai per įvairias įskaitas apie 33 laimėtojus. Tai yra bendroji įskaitoje, nacionalinėse įskaitose, snieglenčių klasėse, slidžių klasėse, masteriai. Žodžiu, yra 6 disciplinos, tai yra freestylas, laisvasis stilius, maratonas, kurso rungtis arba kurs reisas, greičio rungtis speedas ir border crossas. Tai yra 6 disciplinos, kiekviena iš jų turi po 3 laimėtojus ir dar kaip ir mašinose ar kitose sporto, reiškias, grupėse būna tam tikros grupės, kur vieni su snieglentėm važiuoja, kiti su slidėm ir, reiškia, atskirai dar yra tie žmonės apdovanojami. Tai šiandien išdalinam 33 komplektus, kaip sakant, 33 diplomus ir kai kurie diplomai dar buvo dubliuojami per kelias rungtis, tai maždaug apie 35 nugalėtojus yra, reiškia, bendrai paėmus, o, reiškia, pagrindinius prizus laimėjo 4 žmonės, sakykime, nes jie dubliavosi geriausiai, prasme, visose rungtyse pakankamai aukštus rezultatus rodė. Tai nepavėjamas kurso rungty buvo svečias iš Latvijos Oskaras Brivkalnas. Jisai tikrai Kaune dominavo ir praktiškai laimėjo 5 rungtis iš 6.
Nidoje jau jam buvo rimtesnė konkurencija sudaryta ir jis bendroje įskaitoje laimėjo, man atrodo, 3 iš 6 disciplinų. Artūras Gudauskas su Artūru Murausku, kaip mes sakome, 2 Artūrų komanda dalinosi pakankamai daug prizų kitose rungtyse ir dar vienas iš prizininkų yra Dominikas Milga, kuris užėmė bendroje įskaitoje ir Lietuvos nacionalinėje įskaitoje freestyle taip pat 1 vietą. Tai šiandieną mes įteikėm kelialapius nacionalinės įskaitos nugalėtojams, Artūrui Gudauskui ir Artūrui Murauskui kelialapius į čempionatą Norvegijoje, Red Bull Ragnarok, į kurį kviečiami yra 200 pačių stipriausių planetos atletų. Ir jie turės čiuožti savotiškose ištvermės varžybose. Praėjusiais metais dalyviams reikėjo įveikti 150 km ir iš 110 startavusių žmonių tik tai 4 sugebėjo įveikti pilną trasą. 2 iš jų buvo snieglentininkai, 2 iš jų buvo slidininkai. Tai jeigu mūsų vyrukai bus užsispyrę ir turės daug ištvermės, o jie šiaip Lietuvoje čiuoždami eilę metų demonstruoja tokius dalykus, jeigu jie pasieks finišą, tai teoriškai galima tikėtis prizinės vietos. Pagrindinis prizas buvo Surgausiai steigta speciali kaitlentė, skirta sniegui. Jinai iškeliavo į Latviją, nes vis dėlto tas prizas buvo įsteigtas geriausiai pasirodančiam varžybinėse lenktyninėse disciplinose, tai yra reisas ir maratonas. Latvis svečias, labai stiprus, jisai pasirodė viso turo metu geriausiai ir laimėjo. Tuo tarpu geriausi lietuviai, 2 ir 3 vietas užėmė, bet Lietuvoje tai, sakykime, Lietuvos čempionai, Artūras Murauskas ir Artūras Gudauskas, jie laimėjo kelialapius į Norvegiją ir keliauja kauti su pačiais geriausiais pasaulio kaituotojais. Teisėjų pastoviai būdavo 4-5, įsidėstė discipliną ir priklausomai nuo disciplinos jie spręsdavo. Tai yra, jeigu būdavo įspūdžio rungtis, tai teisėjų komisija priminėdavo ir spręsdavo balais kiekvieną sportininko manevrą, į tuos balus sumuodavom ir skelbdavome nugalėtojus. O reiso disciplinose, tai prie kiekvieno ženklo stabdo finišo linijoje pagrindinis teisėjas su rezultatais, taip kad visa komanda, manau, padirbėjo ir tikrai visiems dėkui už tai. Manau, kad tikrai varžybos praėjo gerai, yra visi dalyviai pilni įspūdžių, prizai išdalinti ir laukia mūsų sekančios kovos tarptautinėje arenoje. Čia ruošiausi Lietuvoje, buvo Lietuvoje čempionatas snaukaitingo, tai praktiškai dalyvavau visuose etapuose. Ir, tarkim, dalyvaudamas aš visą laiką ir buvo toksai tikslas pakliūti būtent šitas varžybas, kadangi praeitais metais man šiek tiek nepasisekė, kadangi paskutinę dieną čempionato teko išvykti, kadangi buvo bilietai į Egiptą, tai paskutinę dieną nedalyvavau ir todėl mano rezultatai buvo ten smarkiai pagadinti. Ir aš ten praeitais metais dėl to neišvažiavau, todėl labai norėjau šiemet išvažiuoti. Buvo 2 etapai Lietuvoje ir dalyvaudamas atitinkamai užėmiau geras vietas, pozicijas, sakykime, buvau tam gerai pasiruošęs, tai ir tiesiog užimdamas 1 vietą Lietuvoje, tai ir tokiu būdu ir išvažiavau. Pasiruošimas tai iš tikrųjų tai vyko visą laiką, kadangi aš dirbu instruktoriumi snieglenčių, tai pasiruošimas vykdavo ne tik su aitvaru ir su jėgos aitvaru ant sniego važinėjant, bet vykdavo ir ant kalno. Tai pas mus, tai praktiškai man tai be abejo labai daug padėjo, kadangi aš kiekvieną dieną turėdavau galimybę treniruotis apie 2-3 valandas, vien tik be mokinimo. Sunku iš tikrųjų atsakyti į šitą klausimą, gal kas yra geriausi aitvaro specialistai jėgos aitvarų, tai iš tikrųjų yra daug krypčių jėgos aitvaruose, yra ir freestylas, yra maratonas, sakykime, yra kurs reisingas. Tarkim, šiuo metu, šiais metais, be abejo, buvo, aš manau, kad stiprus
Na ir mes ne ką silpnesni, kadangi mes parodėm labai neblogus rezultatus. Ir iš tų pozicijų, kuriuose aš buvau ir, tarkim, lenktyniavau su tarp lyderių, tai aš manau, kad, lygiai mūsų apylygiai buvo. Pirmas etapas vyko Kaune ir ten specifika buvo tai, kad kadangi kontinentinis vėjas, tai jisai yra labai gūsiuotas ir, sakykime, ten man irgi pavyko viskas labai neblogai, bet buvo labai bloga danga ledo, tai yra pats ledas buvo, bet sniego nedaug ant ledo, dėl to apsunkino būtent freestyle rungtį atlikti ir atsiskleisti, kadangi iš tikrųjų labai pavojinga ant tokios dangos atlikti kažkokius tai manevrus, triukus. Tai va, kurs reisinge pasirodžiau labai neblogai, mes ten visą laiką kapojomės, tarkim, su Latviu. Pagrindinis mano konkurentas buvo, tai jisai pirmas, tai aš pirmas. Vat ir maratoną tuo metu aš irgi suvažiavau labai gerai. Antras, paskui Latvijai. Bet aš, kaip įsivaizduoju, kai vertinu savo varžybas, kiek buvau pasiruošęs, tiek aš ir buvau vertas turbūt. Na, kadangi buvo 2 etapai, tai vienas Kaune, kitas Nidoje, tai aš sakyčiau, Nidoje šiek tiek buvo geriau, kadangi ten vis dėlto vėjo stiprumas ir vėjo lygumas buvo geresnis. Na, aišku, irgi truputį kito, bet kur kas buvo paprasčiau ir galbūt šiek tiek galima sakyti lengviau. Nors iš tikrųjų apskritai visą laiką, kada praeina varžybos, tada tik tai atrodo, kad jos buvo paprastos ir lengvos. Kada vyksta pačios varžybos, kada tu esi trasoje, kada tau reikia, ten, sakysim, pasiekti finišą, tu įsitempęs visas kovoji dėl kiekvieno metro ir visą laiką atrodo, kad tu jau viskas tu nebegalėsi atlaikyti arba išlaikyti, tai be abejo viskas po varžybų atrodo kitaip. Per pačias varžybas visą laiką atrodo, kad labai sunku. Buvo labai daug skirtingų rungčių per vieną dieną. Tai tarkim, galbūt būtų pageidavimas toksai, kad vis dėlto organizatoriai truputį daugiau gal paskirstytų tas varžybas, kadangi jeigu kada supuola, pavyzdžiui, kurs reisingas su freestylu, tai praktiškai kurs reisingą atiduodi visas jėgas ir freestylui tada jau nebelieka jų. Ir jau nekalbant, kad paskui dar, sakysim, koksai džibingas, tai ypatingai sunku. Tiesa, dar aš antrame etape Nidoje dar man labai trukdė prieš tai gauta trauma. Ant kalno aš sulaužiau šonkaulį. Tai per freestylą man ypatingai buvo, per freestylą ir per džibingą buvo ypatingai sunku, sakysim, atlikti triukus. Ir per freestylą aš apskritai dėl 3 vietos atsisakiau kovoti, kadangi negalėjau jau pakęsti skausmo. O, per kurs reisingą ir per maratoną atlaikiau. Ar daug pareikalavo jėgų šios varžybos? Na, ir pasiruošimo ir jėgų tikrai labai daug, kadangi jos buvo labai intensyvios. Kaip jau minėjau, buvo labai daug rungčių, sakysim, per vieną dieną. Todėl, kai prasidėdavo, tai tiesiog tęsdavosi ten apie 6, man atrodo, valandas, 6-7 valandas, aišku, su šiokiom tokiom pertraukom, bet tai iš tikrųjų tai labai stipriai vargina. Tai lietuviai labai stipriai tobulėja su kiekvienais metais ir kadangi šitas sportas yra pakankamai populiarus ir vis dar populiarėja ir visiems, sakykime, nusibosta važinėti tiesiog pirmyn atgal, tai pradeda daryti triukus, mokintis, dėl to vat smagu ir ateina ir pas mus į mokyklą ir be abejo aš pats pradėjau treniruoti vaikus ir neužilgo jau pamačiau labai gerus rezultatus, tai man labai smagu ir perduoti savo visą patirtį vaikam. Let's do it.
laidos Radijas ZIP FM.